4 dienos rytas. Miegasi kažkaip man sunkiai. Antroje pusėje upės kaimas, ožkos bliauna. Čia tokia biškį uždumblėjus įlanka, varlės kurkė. Kažkaip šilta labai naktim. Pasirčiauju, apsitvarkiau. Reiks plaukt. Šiandien tikslas Krekenava. Na ką, 4 diena į trasą. Liepos stovyklavietė. Lučiūnų kaimo. Vėjuota, bet vėjas panašu pasisukęs kažkaip šoną. Gal bus biškį palankesnis. Tai mano lūkesčiai dėl vėjo labai greit subliuško. Prie kranto prisišlėjęs, tai skersuoja, tai vis tiek upiai nebūna palankaus vėjo. Tokia pradžia dienos. Čia tai geras, net įmečiau inkarą, pristojau. Šitoj vietoj upėje būdavo sala, normali, keliasdešimt metrų ilgio. Ir dabar kažkoks kupstas tik belikęs. Tai galvoju, kiek aš čia nebuvęs. 10 metų gal kokį. Tai vat kaip keičiasi. Per tiek laiko nebėra normalios salos. Dar vienas skaudokas pavyzdys. Tai dabar jūs čia matote pievą. Nu, prieš kokius 20 metų šitoj pievoje aš lydekas gaudydavau. Sąsajos su Nevėžiu kaip ir nebelikę. Viskas. Kas bus dar po 20 metų? Pristavo biškutį pailsėti čia prie to užutekio. Nevėžis teka, reiškiasi, žemės ūkių kultūrų apsupti ūkininkų laukai, tręšiami trąšom ir dalis tų trąšų patenka į upę. Tai vat ką aš plaukdamas matau, kad visa vaga žolių priaugus. Tai vadinama eutrofikacija. Tai vat Nevėžis, Lygumų, Vidurio Lietuvos upė labai nuo to kenčia. Išlipau dar vieną vietą. Tvarkytas priėjimas prie vandens ir labai jauki vietikė. Žmonės patvarkė kažkas. Malkų paruošta, retas pušinėlis. Šitą vietą žinau, bet nedaplaukiau vakar. Čia galbūt buvo net ir jaukiau miegot. Čia irgi atvarydavom pasilinksminti. Dar vieną užutekį radau, kuris vis dar gyvas. Turi sąsają su Nevėžiu, dar vandens turi. Vieną žiemą atsimenu pūgžlius čia ant vartų. Kibirą pritraukiau nuo ledo. Vis po kokią valtelę, va taip praplaukiu. Reiškia, žvejojančių yra Nevėžį. Vėl tiesioji su vėju. Vėl vargsiu. Nu dabar tai čia mane palankiai neša vėjas. Bet va šitas bangelės už posūkio jau gaunasi priešinės. Ir ten atkarpėlė gerulė. Ajajai. Šiaip. Atrodo, tas vėjas toks šiaip savo. Atkarpom iš viso, neina paplūkti. Nežinau, kiek matosi, kiek ne. Ten už manęs vyksta dalykai. Nu, bračka, žinai, aš čia nusileisiu. Eisiu toj pažiūrėti. Bet šniokščia ten kietai. Kaip diena, taip nuotykis. Nu va, žmonėm pasirodo rūpi, kaip man plaukti sekasi. Rūpinasi žmonės, kad badu nenumirčiau. Važiavo Artūras iš Skonio klasikos. Tai va, dabar ko čia man privežė. Aš jau čia perginau, kad žuvies nepagaunu jokios. Va. O, aišku, sako, geriausia žuvis yra dešra. Nu. Puselkanė esam toj pusę suvarysim susėdę. Tai kraunu daiktus vėl iš plausto. Čia toks soliukas, gražiai rengta vieta, susidėsiu.
Pusbrolis ten bando laužą užkurt. Bandysim pavalgyti, atvažiavo aplankyti. Tik vakar krausčiau, nei para nepraėjo realiai. Vėl reikia įsikraustyti, bet neardysiu, bandysiu cielą leisti. Nu, kas čia dabar bus? Dešrelės. Kokios čia yra? Čia grilo dešrelės, o vidai medžiotojų dešrelių masė. Tai yra bombinės. Ragausim. Nebespėjau. Dešrelės ugnyje riebalas laša ir todėl ugnis dega, reikia pastoviai perdėjinėti iš vietos į vietą. Dar vieną labai įdomų dalyką prisimenu. Baigiau universitetą. Ir pas mane buvo bakalauro darbus apie lydekus. Mes kiek čia gaudavom, mes visą laiką su pusbroliu viską rašydavom į sąsiuvinį. Viską, kiek pagavom dienų, koks oras, kiek svėrė, kiek vienetų. Ir aš iš tų visų sąsiuvinių ten 10 metų gal surinktų rašiau bakalauro darbą apie lydekus. Kai matydavau, kad aš tobulėjau viską, bet pagaunu vis mažiau. Tai pas mane buvo išvados tokios prieš kiek čia gal 15 metų, kad galim imti ne mažesnę 5 cm lydeką, nes esi nuo 50 tik pirmą kartą neršia, o pirmą neršims yra pats vaisingiausias ir kad nedaugiau 3 lydekų. Tai dabar po gal 10 metų tik priėmė tokį įstatymą, kur aš bakalaurę, pas mane buvo 3 išvadas. Dabar padarė dar biškį taip, dabar nežinau, bet... Nu, po 4 dienų kabliavimo irklais galim vieną dieną ir potą pasidaryti. Šelės paskrūdo, labai skaniai atrodo. Tai kur tu plauks? Nemuną? Tai Jurbarko gal. Tai ties Nemuną jau gerai, biškai neš, nebereiks jau irkluoti. Tikiuosi, jeigu srovė bus. Baisi filmuoti. Būna ir taip. Nes čia akmenys tokie slidumo, kad... Dabar jiems kažkas biškį pastriga. Baisiausia yra, manau, kad ant to slidaus akmens nepaslysta, nes aišku, jeigu jis ten gerą avalnį apsimovęs, tai gal nieko baisu. Svarbiausiai kojos ir galvas veikia. Daugiau čia galim viską suremontuoti. Ir dar anksčiau visur čia po tais akmenais kiti vaikščiodavo su rankom gaudydavo žuvį, daug kuojų, šerių, viską čia prigaudavo, nežinau, kur vasrovės. Jie kišdavo tas rankas čia ir tikrai nemažai to žuvies prigaudavo, ypač kaip kuojas neršia, tai čia kibirais nešdavo. Šiaip jeigu nusileis čionai, tai šiaip ir gilio jau yra nemažai.
Aišku, atrodo papras, kas yra, atrodo pastūmiai, su virvė palaikė ir nuplaukė per tą slidžią žolę, bet kažkaip nesigaun taip. Kažkur pastriga, nebein. Už tų akmenų dar tokios ilgos žalios žolės eina. Ir ant to žolės, ant tą gabliuką vyniodavo ir gaudavo kojas čia. O čia grinai ant tos rovės leisdavo jas ir kojas kibdavo. Nu ką, įveikė? Nu ką, dėkui Artūrai. Pragausim. Nižvyną. Tai va, gerai. Gražių. Davai, ačiū. Tai nepatingėjau priplaukti artin, parodyti per ką čia ką tik leidau, per va tokią rėvą. Čia visur buvus malūnų užtvanka, užaugų žolėm jau, o plauksim ten. Krekenavos regioninio parko lankytojų centras. Sustojau prie lankytojų centro. Čia tai gražiai teritorija sutvarkyta. Reikia pasivaikščioti, pasidairyti. Vabzdžių viešbutis. Nu, tai kaip čia su tais vabzdžiais? O, rimtai ropinėja. Vo. Retinukai kažkokie. Čia kažkokie neaiški triūba. Atėjau prie bokšto. O. Tai apylinkių vaizdai ne iš drono, o iš bokšto Krekenavos. Apžvalgos bokšto. Ten va, kur mašina važiuoja, balta sodyba ir mano senelė gimtinė. Senelių ne gimtinė, o tėvų gimtinė, tėvo. Ir va iš ten plaustas iškeliavo. Praplauksiu pro šoną. Va, tokie apylinkių vaizdai. Ten va, namas raudonas. Kur matot, tai tenais su pusbroliu valgėm dešreles. Va, visas miestelis. Nu va, reikia pasirodyti, kad iš tikrųjų ant bokšto buvau. Gražus vaizdai, žalia visur. Toli neplauksiu, dar biškį paplauksiu, ten toks upelis įteka į Nevėžį, tai tą upelį įsistumsiu plaustą ir... Einu pasisupt. O, baba! O, nors kažkas patogaus per šias dienas. Na viskas, nulipau nuo bokšto, paskutinė tiesioji, bus ten upelis. Ir ten reiks įkišti tą plaustą, nes čia miestelis Krekenavos per daug dėmesio. Vien prie bokšto čia žmonių daug, tai čia žiūri visi kaip į kokį kvailį. Nu, bet kaip sako, kas mane pažįsta žmonės, kad ir esu biškį taip lengvai trenktas. Aš manau, kad aš biškį labiau trenktas negu sveikai trenktas. Linkavos upelis ir Nevėžio upė. Tai tas upelis dabar yra va tik toks. Kadaise buvo kokius 5 kartus didesnis. Ir šitam upelį aš mokiausi žvejot. Tai va čia bandysiu lyst ir niekam neužkliūti už akių. Šiaip čia yra upelis, va į tokį džiunglyną įlindau. Saulė dar šviečia, 8:30 gal kažkas. Bet pavargau, šiandien labai daug vėjo buvo buvusi ta malūno užtvanka. Nebeturiu jėgų. O ten miestelis, reiktų plaukti per visą miestelį. Už miestelio kažkur ieškoti. Gal aš pasiliksiu rytdienai, pailsėsiu vieną kartą. 5 dienos rytas, nusimato ir vėjuota, ir lietinga diena. Tai dabar tik Krekenavą pradėjau plaukti. Va, Krekenavos bazilika visa gražuma.
Priplaukiu antrą tiltą, Krekenavos tiltas. Nu, banda. Praplaukus vaizdas geresnis tilto, nes ten iš posūkio išlenda, sutvarkytas, žalias, remontuotas. Tai po vakar dienos kančių prieš vėją. Šiandien turiu malonumą kol kas. Pirmą kartą per 5 dienas vėjas palankus. O pro Krekenavą tai apskritai praskirėjau su vėjeliu ten. Visur sraunumos. Tai yra man labai gerai, biškutį laikas tauposi. Turiu palydą. Prasilenkiau su jais, aš plaukiu, o jie iš paskos mane seka. Vieną kitą ir smėlėtą pakrantę pasitaiko. Šalia užutekis užakęs, kuriame kadaise irgi žvejodavau. Kadangi reta diena, kai vėjas į nugarą, tai pasidariau būrę. Uždariau plausto galą, turėtų stumt dar labiau. Tai dabar priplaukiau kryžkelę. Atplaukiau iš ten. O va čia va nevėžis šakojasi į 2 atšakas. Viena naina ten, platesnė, o siauresnė ir sraunesnė naina va ten. Šitą siaurą atšaką mes vadinam senu nevėžiu. Ką tai reiškia ir kodėl jis senas nevėžis, aš nežinau. Bet čia pagrindinė srovė eina. Čia yra didelė sala. Nu tai žodžiu, varau tą siaurąją dalim, žiūrėsim. Aš labai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Pavargau čia per tas malūnų užtvankas kiloti plaustą. Va čia tai koks nevėžiukas. Senąją nevėžio paskutinis posūkis, tai brač, siaurą protą. Pagal žalias. Gal ir pravysiu, bet jau kažkur kliūnu. Pralindau. Na ir dar brasta priekį. Nežinau, pra kur eit. Čia pro kraštą būtų gerai, bet kažkokios žolynas. O, bet nusistūmė. Nu ką, nuotykių biški buvo. Toj siauresniai išplaukiau. Biški uždusiau, bet viskas okei. Rimtai nestrigau. Vėl įplaukiau į plačius vandenis. Įplaukiau tą salą siaurąją. Tai vaga, vadinam senuoju nevėžiu. Nu ir dabar esminis skirtumas yra tas, kad nuo čia man prasideda jau nepažįstamos vietos nevėžių. Kažkaip medžiai sugebėjo išsilaikyti. Nenagriuvė. Kadangi šiandien realiai eina išnaudoti vėją, tai laiko taupimo sumetimais valgau plaukdamas, parkluoju biškį ir neša pavėjai. Pirmą kartą per 5 dienas galiu plaukti va tai va. Ant tiesiosios išeini, jeigu kol prie kranto neprineša, vėjas neša. Pomidorų sultis tai be konkurencijos yra geriausiai, kas galėjo nutikti šios kelionės metu. Šitą 3 litrį galėčiau išgerti per valandą. Mano pačias mėgstamiausias sultis.
Penktoj dienoj galų gale sėdžiu, nieko nedarau, o vėjas mane neša. Žodžiu, virš upės liepos palinkė, tai galvoju liepžydžiu. Biškį pasiskinsiu arbatai, kol dar žydi. O, užteks arbatai saujelės. Įsilijo lietus, o va komforto mėgėjai žvejoja. Sėdynė, šašlikinė. Blemba, tikiuosi iki vakaro nustos. Plaustė viskas šlapia. Dai. Geriausiai varo per šį plaukimą. Lyg lietutį, lyg smarkiau, aš tavęs visai nebebijau. Vo, pastogė vandenį kaupė, karts nuo karto reikia tai va, pakelt, išpilt, per kraštus nubėga. Bet daiktai liktai sausi. Kas čia po velnių per objektas, nesupratau. Blin, va čia ką buvau užstrygęs. O mato tokias dvi juostos vandenyje eina. Ten gal poliai kokie sukrytę. Čia tiltas tikriausiai buvęs. Čia yra buvęs tiltas. Ir va ten va matosi du kokie tai poliai, sijos tilto guli. Tai aš plaukdamas į tą pirmą užsižiūrėjau. Pasižiūrėjau va ten, va, kur srovė lygesnė, kad ten prašoksiu. O į antrą net galvos nepakėliau. Į kukulę vidurį upės. Strigau, tai gavau brist, traukt. O dabar plaustas čia pririštas. Yra tendas, Surviliškio tiltas. 1932 metais buvo pastatytas, labai dailus. Antro pasaulinio karo metais susprogdintas. O va čia va matosi, kaip tas tiltas atrodė. Čia kažkaip tik tai reiktų atsistoti, kad jisai susijungtų su tuo. O taip turbūt. Va, jo, pagavau. Bet tai kaip dienelė pasitaikė. Belė kaip šnioja. Dar vienas beždžionių tiltas horizonte. Tai čia dabar bus Surviliškio. Nelipu ant šito. Visiški žolynai, jokio išlipimo. Bet nežinau, ar video medžiagoje matysis. Taip ištampytas, kad realiai net šiokią tokią arkos formą turi. Beždžionių tiltas Vadaktėlėse, kur buvo, tai regioniam parke. Tai ir lentelė, ir išlipimas, lankytinas objektas, įsaka. O Surviliškio tiltas tiesiog įprastas beždžionių tiltas žmonėm vaikščioti. Nei prieimo, nei lankytinio objekto žmonės naudoja pagal paskirtį. Ir jokios čia atrakcijas nėra. Tai vėl miegosiu plauste, užsivėlinau. Ieškojau, kur čia sustot. Ir šiaip norėjau kuo daugiau nuplaukt. Viską šlapė. Prisišvartavau po palinkusių medžių. Nėra daug gražios vietos jokios. Gerai, reikia miegot. Eisim ryti 6 dieną.